Vienu žodžiu, įėjo pro centrinį oro uosto įėjimą kinietis, atsisuko į eilę žmonių ir taip riebiai nusičiaudėjo. Nu, aš kažkaip pagalvojau, kad ne prieš gerą visas šitas reikalas. Aš atsiminiau, kas buvo prieš 5 metus, tą didįjį kaukių balių. Ir tokia truputėlį negera nuojauta persmelkė mane. Jeigu atsitiktų taip, kad nutrūktų avio susisiekimas su mūsų gimta lietuvėlė, tektų eiti peškom. Pasirodo, iki Lietuvos, jeigu eiti, tai būtų 5000 kilometrų. Pasižiūrėjau aš tą maršrutą, neįtikėtina. Nueini iki Izraelio, eini per Gazos ruožą, plauki per Juodąją jūrą palei Krymą, išlipi Ukrainoje, per visą Ukrainą eini, per Baltarusiją, per sieną kažkokiu būdu reikia perlipti. Vienu žodžiu, misija neįmanoma. Na dabar įsivaizduok, va čia va man reiktų eit ir už šito kalno būtų dar vienas kalnas ir taip toliau. Įkaitų žemė, viskas. Čia gražio šaly mes gyvenam lietuvėliai. Todėl aš pagalvojau, kad va tie žmonės, kurie likę Lietuvoje, nors ir kaip jiems šiandien yra sunku, ir sniegas, ir daug kas trukdo, bet jie žymiai geresnėje pozicijoje negu tie, kurie, tarkim, 1000 kilometrų už Lietuvos yra 2 ar 5, kaip mes, o gal kiti ir 10 000 kilometrų. Ir sugrįžti yra praktiškai neįmanoma.